Sveiki visi. Skaitysiu Bibliją iš Senojo testamento Izaijo 49 skyrius nuo 22 eilutės. Taip kalba viešpats Dievas. Štai pakelsiu ranką tautoms, duosiu ženklą gentims ir juos pargabens ant rankų tavo sūnus o dukteris parneš ant pečių. Karaliai bus tavo vaikų įtėviai, o karalienės jų įmotės. Veidų į žemę puldami jie tave pagerbs ir laižys dulkes nuo tavo kojų. Tuomet tu tikrai žinosi, kad aš esu viešpats. Tie, kurie pasitikė manimi, nebus sugėdinti. Ar išplėšė kas nors grobį iš galiūno? Ar galima belaisvius atimti iš Tirono? Viešpats šitaip atsako: žinoma, belaisviai bus atimti iš galiūno ir grobis išplėštas iš Tirono. Aš pats esu tavo reikalo gynėjas. Aš pats išvaduosiu tavo vaikus. Priversiu tavo engėjus maitinti savo pačių kūnų. Pasigers jie savo pačių krauju kaip saldžių vynų. Visa žmonija žinos, kad aš esu viešpats, tavo išvaduotojas, tavo atpirkėjas, Jokūbo galingasis. Amen. Taip sako šventasis Dievo raštas, Dievo žodis. Dievas gina savo vaikus. Dievas žino ir girdi jūsų maldas. Jūsų kiekvieną ašarą mato. Kiekvieno iš tėvų, iš kurių buvo atimti vaikai. Kiekvieno iš vaikų, kurie buvo atimti iš savo tėvų. Šiandien buvo minėta Lietuvos konstitucija. Lietuvos valstybė kūrė žmonės, kūrė šeimą. Jeigu mūsų šalies naudojasi principų skaldyk ir valdyk, tai mes žinom, kieno tai principas. Tai nėra Dievo principas. Tai yra jų išmonės, jų išmislų principas. Jie nori atimti, pagrobti ir iš to klestėti. Mes negalim to leisti. Mes negalim numoti ranką. Mes turim padėti, mes turim užstoti tuos, kurie yra engiami. Taip sako Dievo žodis. Tai yra mūsų prievolė, kiekvieno. Mes turim mylėti savo artimą kaip save patį, ar ne taip? Auksinė taisyklė. Taip, mes turim apginti skriaudžiamus. Jeigu teisėjai nustoja teisus, jie neturi teisės teisti. Kur yra ta neprikaištinga reputacija teisėjų? Jos nebeliko. Kai teisėjai šneka kažką tai iš, nežinau, dvasinio pasaulio, bet to žemutinio dvasinio pasaulio reikalų ir tai bando įsteigti kažkokias naujas taisyklės, naujus įstatymus, tai yra nesąmonė, mes negalim to leisti. Žmonės, įjunkit protą, įjunkit širdis, kur jūsų empatija. Mes negalim to leisti, nes taip mūsų valstybė tikrai grius. Be šeimos nebus valstybės, be vaikų nėra tėvų ir be tėvų nėra vaikų. Kai šeima yra išardoma, labai sudėtinga sugrąžinti viską, kaip buvo. Iš tikrųjų, aš turėjau statistiką. Kiekvienais metais nuo 18 metais buvo virš 1600 vaikų. Toliau mažiau šiek tiek, bet 23 metais paskutinė statistika apie 1500 vaikų. Tačiau, kaip minėjo Vaiko teisės apsaugos inspekcijos vadovai, viešuose žiniasklaidos priemonėse, tai jie kalbėjo, kad apie 50–60% vaikų tai yra grąžinama. Kur kiti 40–50% vaikų.
tai vaikai, kurie maitina tą sistemą. Pagalvokit paprastai, jeigu šeima yra nepritekli, o valstybė privalo globoti šeimą, kodėl iš šeimos atimami vaikai, duodami globėjams mokami didžiuliai pinigai, kad jie tos vaikus atseit išlaikytų, kodėl tie pinigai neskirstomi tai šeimai, kad padėtų? Ar čia yra logikos, ar čia yra prasmės? Tai yra grynas biznis. Mes neturime to leisti. Ačiū.